neįmanoma sumeluoti poelgiu ir realiais darbais. Ir šiandien būtent Švento Kristoforo, Vilniaus miesto ir visų keliaujančių globėjo statulėlėmis pagerbėme tuos žmonės, kurių darbai ir poelgiai kalba patys už save. Geriausias būdas pasirūpinti savimi, tai yra pasirūpinti kitu. Tad šiandien labiausiai norėčiau palinkėti visiems vidinės ramybės ir daug gražių minčių, o svarbiausia – idėjų ir svajonių. Svajonė įprasmina gyvenimą, o šį vakarą pagerbdami laureatus, būtent tuos, kurie savo svajonėmis įprasmino ir save, savo kelią ir mūsų sostinę.